Esu Jungtinėje karalystėje. Ir turiu labai paprastą planą, kuris gali visiškai nepavykti. Aš turiu automobilį, kurį pirkau nuotoliu už 600 svarų. Į jį įdėjau dar 100 ir dabar bandau jį parduoti. Bet problema ta, kad turiu tik tai 3 dienas parduoti šį automobilį. Tai realiai per šiandien ir rytoj turim prastumti šitą laužą, nes rytoj yra trečiadienis ir jau aš turiu kelto bilietą į Prancūziją. Ir jeigu neparduosiu šito triperio, tai neturėsim biudžeto, kaip grįžti į Lietuvą. Bet mes turim dar vieną bėdą, kad Europoje neturim kokiu transportu grįžti. Tai bandom daryti viską, ką galim ir pradėti mūsų kelionę be plano. Važiuojam. Esam Anglijoje, esam Tetvorde ir čia yra mano labai geras draugas Ernė, kuris padėjo nupirkti šitą triperį. Tai jisai jau prieš tai padarė kelis darbus. Pakeitė vandens pompą, aušintuvas persirinko. Pakeičia vandens pompą su termostatu, perinka aušintuvą ir viskas kaip ir nuplautas, išvalytas. Škyvas dar buvo plyšęs, pakeičiau škyvą ir pakeičiau egerą, nes buvo egeras jau buvo nulūžęs. Daugiau nieko nedaryti. Tai realiai mums su tralu jisai gavosi kieme apie 600 kažkas tokio. Tai, blem, kaina šiaip visai nebloga. Pats variklis yra 103 kW. Palauk, čia 1.8, kažkai, tas skait. Tai 105, jeigu neklystu, tada turėtų būti. Bet viskas clean, viską Ernė sutvarkė idealiai. Iš tikro nėra net prie ko prisikabyti. Tai realiai šitas mašiniukas jau jisai yra skelbimuose, bet mes turim labai didelę bėdą, kad nėra techų, vadinamų motų angliškai. Tai mes jaučiu eisim pasitikrinti stabdžius, ten kaladės kažką. Pasikelsim, pažiūrėsim. Pasižiūrėsim kažką ir bandysim praseit tą techą, nes realiai čia be techo mes jos niekaip neparduosim. Tai yra šiandien antradienis, tai realiai šiandien turėtų praseit techas ir vos ne mes ją turėtum parduoti. Jo, tai čia yra labai blogai, nes labai nėra laiko. Bet mes turim planą B, o planas B yra toksai, kad galbūt Ernės draugas galėtų šiek tiek, aišku, mažesnę rinkos kainą nupirkti šitą mašiniuką ir mes galbūt galėtume išvaryti jau į Europą. Tai nežinau, pažiūrėsim, bet pradžiai, manau, vis tiek pabandysim pasikelt, pasižiūrėti, ar jinai tvarkinga iš vizualiai ir jeigu viskas good, nežinau, galvosim planuoti kažką daryti. O šiaip, jeigu apžiūrėjus išorę, tai ratai M-kiniai, pilnas M-sportas, čia jisai skaitosi pagal viną, sidabrinė, parktronikai, automatas, nėra teliko, šiaip, toksai. Rekaras. Toksai jo. Carbon fiber. Carbon fiber reikaliukai. Ksenonų nėra, multifunkcija, juodos lubos, rekaro salonas, Alcantara, šiaip toksai, gana nebloga šiaip, mašiniukas. Negyva rankina. Negyva rankina. Tai va, toksai. Tai realiai su taisymu, su viskuos mums stovi apie 7, gal 100 su cent, su viršum, gal kažkas va tokio. Apie 700. Tai šiaip kaina ganėtinai nebloga. Tiek, kad nėra motų. Tai jaučiu. Dar 10 dienų galioja. Dar 10 dienų galioja, jo, bet labai mažai. Bandom, jaučiu, mes ją pasikelti ir pasižiūrėti, kas po apačia. Vakar nusileidau ir realiai nuvažiavom pavalgyti į Five Guys. Buvau pirmas iki tokioj vietoj. Labai patiko, skanus labai burgeriai buvo ir jo, grįžom namo ir tiesiai į lovą. Šiandien atsikėlę buvom dar ir pavalgyti. Tai Ernė nusivedė į, kaip jisai vadina, skylę ir pavalgėm English breakfast. Tai jo, pavalgėm, šiaip žiauriai patiko ir dabar garaže. Įkeliamės tą mašiniuką, žiūrim. Šitos biškį paskerdė.
Lapukas yra. Bet dugnas tai švarus. Mūsų europinių būna baisesnis. Karočią, matau padangos jums reikia. Rimtai? Jo. Karočią. Jo. Šitai padangai irgi. Jo. Ragas. Išmyra pala. Čia žinai, kas važiai, ateik čia, bet matai nematai. Čia buvo viskas beigo, aš ploviau, karočią. Ir jo, čia gali būti, kad nenuplauta, žinai, reikia pažiūrėti, nes aš tenai buvau viską išplovę, žinai. Čia nuo šimtuvų. Baistovėjau, tai ne ir lašėjau, žinai, aš čia buvau išeidžiau normaliai. Ne, čia nuo šimtuvų viskas, o taip ir varė. Nu, čia priekiai, tai kaip ir nieko per daug. Nu, jau, kad apsaugos nėra, tai negerai. Nu, čia tiesiog laiko biškai, žinai, užimtų, bet pasidaryti, čia pasidaryti viskas. Laiko nėra. Šiaip tai čia plius minus viskas. O čia yra dar lipas, pabandom prisimest, pasižiūrėt, kaip atrodo iš čia. Čia naujas? Jo. Nu, ačiū. 3 svarų? Jo. Čia pigiai. Tas pirmukų įdėjau irgi 3 svarų. Ai, tai čia dar iš 2 dalių gaunas. Arba 3, ne. Kaip už 3 eurų tai čia. Škarstoginai. Nu, grinai. Tai uždėsim bembukui tokį lipą. Ernė turėjo ant stogo, čia pasilikęs 30 svarų. Tai primesim, pažiūrėsim, kaip atrodo. Bet pas tai yra. Čia gal paleidžiu šį. AliExpressus. Opa. Čia rūksti, tai seni tau fenas kūrė. Šiek kaip jis rūklas. Turim užsidėję lipą. Lipas žiauriai geras, bet buferis yra palankstytas, bet iš akių lygiai prastai atrodo, bet kai nusileisim, manau, bus ledas. Ne? Ahujien. Gerai atrodo. Bet palauk, dar mum atnešė kaimynas, žiūrėk. Da, tokios pats spalvos primes. Einam premjeros. Einam premjeruot, faktas. Tu pažiūrėk. O. Čia jis turėjo būti, kur jis buvo dingęs, nes šiaip tai originaliai turi būti. Žiauriai gerai, čia kita mašina man dabar nežinau. Gal pats leiksi. Daug geriau atrodo. Žiūrėk. Mums reikia prasivalyti šitą vietą, nes čia vat klijai yra. Užsidėjom tą spoileriuką ir einam dabar. Čia realiai yra pramoninis rajonas ir čia aplinkui realiai vien tik lietuviai. Kiek čia 5 lietuviai nedirba aplinkui? 4. Tai einam pasižiūrėsim pas Hebrą, ką čia jie visi veikia ir parodysiu. Čia lietuviai, ten lietuviai, ten lietuviai. Čia dabar einam pas Anglą. Anglas, ne? Pasižiūrėsim. M3 turėtų būti kažkoksai, pažiūrėsim. Bet sakyčiau, šiandien visai šilt, ant bliuzono visiškai gerai. Na jo, čia tai garažas didokas. Nu, kažkada turėsiu šitą. Tikrai, nes man vien tik jo snukis, kiti sako, kad baisus, man tai baisus. Pažiūrėk, kas čia, nu tik vairas netoj pasibiški. Bet šiaip tai aparatas, kaip turi būt. Blemba įdomiai pasidaręs iš tikrųjų, bet biškai vargina akis, bet man tai vargina. Bet tai baisus, pažiūrėk. Nu čia aparatas. Kažkada tikrai turėsiu M-kę. Kad ir ant pardavimų, bet bus M-kę. Pitakas, pažiūrėk, kaip gali pitaką praeiti. Irgi. F10 M-kę. Bля. Žiaurus, irgi žiaurus. Ir ten 335, irgi. Nu, pašaika, va tokie aparatai nesismulkina. There's Ernesto though. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm a little bit in the middle of something, but... Yeah, I see. Of digging. Tai žodžiu, pas Ernę čia yra toksai žiauriai kietas youtuberis, jisai vadinasi Restorit ir
Tas bičiukas turi YouTube apie 1,5 milijono peržiūrų. Ir jisai restauruoja va tokius dalykus, kaip, nu, ta prasme, jisai visiškai buvo surūdėjęs, visas suvarytas, tai jisai atrestauruoja, viską filmuoja ir, žodžiu, leidžia YouTube. Restauruoja visokias tokias surūdėjusias, padaro, va, kaip tą dviratuką naujai. Tai vyrukas tikrai žiauriai čia dirba. 3D spausdinimo mašinos, visokios plovyklos. Wow, kosmosas iš tikrųjų, kad galima pamatyti, sutikti tokį žmogų. Aš net iš tikrųjų, jeigu atvirai, tai aš pats esu jojo videkus YouTube tiesiog žiūrėjęs, kaip atrestauruoja. Kas ten restauravo? Dangtelį, man atrodo, BMW viršutinį vožtuvų. Tikrai esu žiūrėjęs, tai žiauriai faina, kad galima su tokiu bičiuku susitikti. Va tokius padaro irgi, jisai bus, pamatysit, jisai bus naujas, gražus kažkada. Ui, tu primesk, varau, anglinę, pardačiokę vairas. Ai, tai hebra, pažiūrėkit, už 2,20, man atrodo, jo, kainavo šitas įrankių pakelis, tai pakelis. Šitą įrankių dėžė, tai pažiūrim, ką mes turim viduj. Wow! Pradžiai prasičekinam terkšlės. Tarpai, bet čia juda biški, bet tai, nu, ko tu nori. Mažos galvutės iki 14, didelės terkšlės iki 32 net daeina. Turim varatoką, mažą, didelį, čia šitas reikalas. Ilga galva, 16, palauk, jo, 16 galva. Žvakių, nu žodžiu, prailginimukas, viskas kaip priklauso. Čia visokių galvučių, tai kaip už 22 svarus, tai čia sakyčiau baisiai gerai. Tik yra viena problema. Aš atvariau į Angliją tai su maža kuprinė ir tokiu lagaminu. Aš jau tystis nelabai noriu, nes kažkiek turėsiu keliauti peškom, tai nusipirkau tokią kuprinę. Ir kame esmė, aš ją turiu dar sudėti visą šitą įrankių dėžę. Ta prasme, aš neįsivaizduoju, kiek jinai sverti. Reikia svarstyklių pasisverti, nes jau jinai dabar, nu, ta prasme, irką paimt, nu, yra, nes ir kompas, kameros, žodžiu, powerbankas, nu, truputėlį ir tų daiktų. Tai nežinau, bus iš tikro biškių, manau, ties šita vieta reikalų, bet kažkaip susitalpysim. O dabar mes laukiam iš tikro vieno žmogaus, kuris turi atvažiuoti, pažiūrėti BMW ir, ta prasme, mums realiai nereikėtų nieko nedaryti, kad jį parduot. Tai aš labai tikiuosi, kad jis pasiūlys gerą kainą ir mes jį galėsim prastumti iškart. Būtų žiauriai gerai, nes iš tikrųjų visų pirma laiko nėra, visų antra šaibų nėra ir visų trečia būtumėm ramūs ir jau galėtumėm rytoj tiesiog pračilint. Dar norėčiau iš tikrųjų rytoj aplankyti kelis giminaičius, nes turiu čia gyvenančius. Tai būtų iš tikro labai pasaka. Tai laukiam jo, žiūrėsim, ką jis mums pasiūlys. Taigi, o dar čia turiu iš tikro va tas visas dalis, kurios buvo sugedę ir ernė, kurias pakeitė. Tai čia turim mūsų škyvą. Pažiūrėkit, kaip jis atrodė. Visiškai miręs. Čia, ta prasme, būčiau planavęs važiuoti aš su juo į Lietuvą, tai 100% būtų nutrūkęs. Pagrindinis defektas šito automobilio realiai koksai buvo, tai vandens pompa. Vandens pompa čia, nu, patys matot, kas šiaip reikalai. Bandyta gręžt, nusnepinti 4 varžtai. Kaip taip įmanoma? Pati pompa, nu, tipo, sukasi nenormaliai, bet visa problema buvo čia. Ir pardavėjas pardavė ją su, nu, tiesiog vandens pompos defektu. Sekantis defektas, trečias buvo, tai
va čia visas reikalas. Kaip tai padaryti? Nu, aš neįsivaizduoju. Iš čia lyg ir surūdėjęs buvo, nežinau, čia jis kaip šitą bandė atlikinėti savo procesą ar ką, bet žodžiu. Va tokie reikalai. Tai Ernė irgi pakeitė šitą naujai, sudėjo viską ir realiai mašiniukas pilnai dabar važiuojantis. Kaip ir minėjau, reikia pakeisti padangas, kaladėlės, tai nežinau, jeigu tas žmogus paims tą mašiną tokią, kokia yra, tai mes realiai iš vis nieko nedarom, pasimam profitą ir paliekam mašiną jam. Ernė sutvarkys, sakė jam, ir parduos ir pasims dar didesnį profitą, manau. Tai laukiam, žiūrim, kokią pasiūlys kainą ir jeigu mus tenkins tą kainą, nu tai jau čia ir stumsim. Atvarėm į Tesco, reikia prisikabyti kažką truputėlį užvalgyti, tai čia milas gaunasi gėrimas ir sumuštinis kažkoks. Erne, kokį sumuštinį kabyti? Kokį čia ėmė, aš irgi jaučiu. Chicken Caesar. Kurį čia ėmė? Šitas, ne? Šitas? Lėn. Gaunasi 3 svarai 8. Tai realiai 4 su viršum eurų. It's pretty expensive. Tai va, apsipirkom, pavalgysim ir bandysim, nežinau ką bandysim, išgyvent kažkaip. Iš tikro, tai bandysim vlogint angliškai. Ką tik nufilmavau istoriją angliškai ir, nu, visai patiko. Visai patiko ir bandyt kažkaip reikės, nežinau. Bus sunku, juoksitės, žvengsit, bet, nu, kažkaip. Op. Ką tas šovės tuningu ant durelių? Sumuštinis šiaip visai neblogas, tik kad belekiai majonezo. Galėtų būti biški mažiau majonezo ir būtų šiaip visai neblogas. Kita diena ir šiandien yra trečiadienis. Važiuoja. Ką? Viskas? Jo. Davai, sėdi. Jei ką skambis. Iki. Nuo čia viskas ir prasideda. Reikės tik tai kuprinę susikelt, nes atrodau tai, nežinau, sulinkęs jaučiu visas. Žiauriai lievai turiu atrodyti. Tai vat gavau tokį bilietuką ir su juo čia turėčiau kažkaip visur praeiti. Tai varom. Ir turiu žiauriai blogą naujieną. Mano krepšio nutrūko šitą juostą ir dabar ant vieno pečio likau. Tai jau šitą vakar susisiuvau ir gerai, kad pasimėjau siūlų ir susisiūsiu kitą. Tai dabar taip, reikia šito nenusiplėšyti. Pasirodo, mano kuprinė buvo nesuplyšus. Aš tiesiog buvau ne ant tos vietos užsidėjęs savo raištelius. Vakar mūsų mašiniuką nupirko vienas lietuvis, kuris irgi perpardavinėja mašiniukus, tai jisai mum davė 1300 svarų ir mum liko apie 500 svarų biudžete. Tai atidavėm ir jau dabar mes esam Kembridžo traukinių stoty. Nusipirkau bilietą į Doverį iš Kembridžo, čia gausis 2 persėdimai ir man viskas gavosi apie 80 svarų. Plius bus keltas, kuris kainuos dar apie 26 svarus, tai, nu, grubiai sakau, apie 100 svarų. Tai kaip viskas įvyko? Žodžiu, greitai tą mašiną pardavėm, vakar susitikau dar su senais draugais, kurie gyvena čia Anglijoje, nuvarėm į restoraną, pavalgėm ir grįžau namo, įsimiegojau ir atsikėliau šiandien anksti. Susižiūrėjom visus bilietus, visus įmanomus variantus, kaip galima pigiau nukeliauti į Prancūziją ir
toliau mes nelabai žinom, kaip mes keliausim Prancūzijoje. Tai yra keli variantai, traukiniai, lėktuvas galima bandyti, bet žiūrėjau, kainos yra labai kosminis, tai nežinau. Šiaip yra vienas variantas, bet nežinau, ar noriu tai daryti, bet mes, manau, rinksimės šitą paskutinį variantą, kurio dar nepasakiau. Labai paprastai, Prancūzijoje yra mašina, kurią galima pasiimti, jinai pilnai važiuoja, pilnai yra apdrausta su technikinė ir taip toliau, bet toj mašinoj yra kažkoks variklio garsas, neaiškus. Nes jeigu mes nuvažiuojam prie tos mašinos ir ji tada, ta prasme, kala variklis, tai nežinau, reikės kažkaip suktis iš situacijos, bet labai tikiuosi, kad variklis geras, o iš kur ta mašina iš vis, tai mūsų geras draugas Marijampolietis dirba, realiai tą patį ką ir mes, tik kad jisai važiuoja į Prancūziją ir pats parvežinėja mašinas, pats nuperka ir parvežinėja. Tai jis man pasiūlė, sako, važiuosi į Prancūziją, sako, jei nori, imk mano mašiną, parvarysi į Lietuvą, aš tau užpildu vieną pilną baką ir jo, sako, parvarysi. Tai čia man visai toksai labai gerai sukrito, nes vakar realiai iš vis nežinau, ką reikės daryti ir kaip važiuoti. Tai šitas variantas visai galbūt bus ir neblogas. O šiaip, ačiū labai, dėkoju Ernei, kuris padėjo man, Justei, mano senai draugiai, kuri irgi padėjo daryti visus šitus reikalus. O šiaip, jo, labai dėkoju, kas man padėjo čia Anglijoje, paėmė nuo oro uosto, apgyvendino, tai ačiū labai šitiem visiems žmonėm, mano draugam, tai nuo dabar prasideda tikri reikalai.